Labas, sveiki sugrįžę mano kanalą. Su tokia dirbtinė šviesa šiandien filmuojame dėl to, kad realiai visą dieną prasivarčiau lovą, nieko neveikiau. Tiesiog atsikeldavau, pavalgydavau, išvesdavau šunį, nes reikėjo išvesti. ir grįždavus, eidavau atgal į lovą. Tai va, tokia dabar atsipalaidavusi meditacijos būsena, ar kaip čia pasakęs, nežinau, bet kokiu atveju atšvesti šeštadienį, bet to, kad video filmuojam, mes turime ir kuo fainai yra gyventi rytų Londone, kad už kampo visokios parduotuvėlės mažos ir panašiai turiu lietuviškų produktų. Tai yra viena tokia netoli manęs, kuri būna turi lietuvišką sidro. Tai va, Fizas, mėlynių mano mėgstamiausias. Ir prisidro šviesti šeštadieniui dar turiu čytos, čipsų tokį pakelį. Ir šitie parašyta sweet and spicy. Greičiausiai daugiau sweet negu spicy. Bet bairis jau yra tai, kad kokio dydžio yra šitie visi. Tai va, labai skanu iš tikrųjų. Ok, žodžiu. Vienas tas, pilna burna. Tai valgyti ir kalbėti nepavyks. Bet šito galima pasiruošti filmavimui, nes daug kalbėti yra. Ir net nežinau, iš tikrųjų nepasižiūrėjau, kiek šio laiko praėjo. Nuo tada, kai paskutinį kartą filmavau tuštučius, bet šį kartą, man atrodo, mano visas šitas krepšelis, kuris neįdengtas, neužsidaro nieko, jūs tik pažiūrėkit. Sklinimas. Taip, kada aš filmavau tos tuštučius paskutinį kartą? Prieš 2 mėnesius. Tai prieš 2 mėnesius filmavau nuo maždaug metų pradžios, iki 2 mėnesius gal tai buvo kas želis gegužė, ane? Ir dabar per 2 mėnesius. Tai štai. Iš dalies žinau, kas yra gerai, kad vis dar labai daug šviežių įspūdžių, tai turėčiau, tikiuosi, visus produktus gerai atsiminti iš to, ką mes čia kalbėsim. Pagrinde čia yra veido priežiūra. Nes šitas darbas iš namų ir kosmetikos naudojimas tai yra tragedija. Tai yra man didžiausias gyvenimo nuosmukis, nusivylimas, liūdesys. Taip, kadangi, kaip ir sakau, čia imsiu tiesiog viską iš eilės ir kalbėsime apie kiekvieną produktą taip. Kalbant apie nusivylimus, kažkada esu turėjus ir naudojus paprastą acetoną nuo Gulako, kurį pirkau Lilę ir galvoju, ai, čia jo šitas fainas su tuo dispenseriu ir panašiai. Kokia nesąmonė, kas čia per gaidys, jis visiškai neveikia. Ir čia, kada užpraeitą savaitgalį mėginau nuo Gulaką nusiimti, atrodo tarsi vanduo, čia truputėlį dar yra, bet atrodo, čia yra tik tais vanduo, tas acetonas išgaravęs. Kas čia per nesąmonė, daugiau niekada nepirksiu acetoną iš Lidlo. Kad ir koks fainas įpakavimas, nes nesiūtė sandarus jau. Taip, tada kas baigėsi, tai mano Riedel 100 ir būtų didžiulis liūdesys, kai jisai baigėsi, jeigu neturėčiau atsarginių, bet kadangi turiu, tai nieko tokio. Bet jo, žinokit, šitas, dabar jau nežinau, 3 buteliukas, kurį esu sunaudojusi, tai jisai tikrai veikia. Ir man, sakykim, geriausiai matosi, kaip jisai veikia ant kažkokių, kur būna parūdimų, tas inflammation vadinamas, pavyzdžiui, kalasi, nes plogas ir toksai skausminga arba raudona vieta ar panašiai. Nežinau, kaip šitas stebuklas veikia, bet taip, tada naujiena iš po mano Korėjos kelionės ir panašiai, šitie Medicube kremai rožiniai ir aš ten naudoju, nusipirkau dar parsivežiau, tai aš jų dar turiu 2, man atrodo, ar ne 3. Kiek aš jų turiu? Nežinau, bet, žodžiu, šitas man labai patiko ir būtent dėl šito dabar man šitas visas naujas
susidomėjimas gilus šitais produktais, kurie yra PDRN. Čia nuo kolagenų kažkur ten kažką atsinaujinimų veidų ir panašiai. Taip, tada iš Korėjos, kad dar pabaigiau, ten tada pirkau ir parsivežiau, kad išmėginti tokį mažiuką, tipo naktinis kremas, kuris turi būti riebus, drikinantis ir visą kitą. Pirkau miniuką, kad pamėginti, prieš perkant didelį ir didelio nepirkau, nes nesužavėjo kaip produktas, tai tiesiog sunaudojau, nes, normaliai buvo, kad sunaudoti, bet didelio tai nepirkau. Tada, kas dar baigėsi, čia, jeigu tik tokių žiūrit Korėjos ir panašiai, ir jie turi tuos visus video apie tai, kokią veido priežiūrą ir panašiai pirkti vaistinėse, ir kas liečia veido odos atsinaujinimą, kaip nuo pigmentacijos, skaistinimą, elastingumą ir panašiai, yra šitas melatonin kremas, dažnai minimas. Tai aš nusipirkau 2, vieną 2, kitą 4%, tai šitą 2% jau subaigiau ir man sakė, kai šitą pabaigsiu, tada galėsiu pereiti ant 4%. Ir jo, čia parašyta, jo mažinti pigmentacijai, saulės dėmėm ir melazmai. Ir aš pasidariau nuotrauką, kad turėčiau prieš ir po naudojant šitą. Ne. Ne kažką iš mano influenceris galiu tiek pasakyti. Taip, tada labai nustebęs produktas, nes dabar Korėjoje būdama ir dar prieš tai Korėjoje būdama, aš šitą čiupinėjau ir galvojau, kas čia per kremas iš Too Cool for School. Jie turi tą tokią liniją, Caviar Lime, šitaip jinai vadinasi. Ir žodžiu, kai pasiėmė, ar ant, sakykime, rankos pasimėgini kaip kremą, jis atrodo toks keistas ir kaip nieko įspūdingas, nei jisai kažkokio kvapo turi, toks man pasirodė, bet tai yra tas kremas, kurį aš vežiausi su savim, kai mes varėm į atostogas. Ir galiu pasakyti, jisai toksai lengvas, toksai drikinantis, kur keletą kartų į dieną galima juo teptis ir panašiai. Ir kaip aš jį per Liepą sunaudojau, tai labai patiko. Ir sekančios kelionės metu, ypač dar šituos savo nukainuotus, jeigu rasiu, tai nežinau, žiūrėsiu. Žiūrėsiu, kaip tilps į lagaminą. Ai, ir tiesa, prie viso šito, taip, taigi mes dar turime ir, taigi aš pirkau porą, tai kremą ir serumą, ir šituos daug būtent produktus, vienintelius, vieną serumą, vieną kremą, tai prasme, kad vežiausi su savim atostogų metu, ir atostogų metu galima sakyti, juos abu ir pabaigiu per 3 savaitės, jo ryte vakarė naudojant, nes vėlgi karšta, ten maudynės, po baseiną ir panašiai, daugiau negu vieną kartą, 2 kartus, tai yra tepiesi, tai jo greičiau baigėsi. Pirkčiau. Tai va, pažiūrėsiu, ar kokiam jie stylė, ar kažkur šitie produktai yra, bet tikrai labai pasiteisinė. Tada iš veido kremo turėjau šitą Superfacial Salicylate prausiklį veido, kurį kaip ir sunaudojau, kaip ir su viskas gerai, bet iš tikrųjų tas Superfacialis, kažkokia šustra firma, ar ten dar kažką tais, ir čia buvo tiesiog prausiklis. Tiesiog, darė darbo, sunaudojau, ar paswapinus, pakeitus į kažkokiu kitu, aš jo pasigėdau, ne. O, tada baigėsi, sunaudojau irgi, nes, vasarą karštą atostogos. Oi, jau noriu sekančių atostogų. Bet jo, sunaudojau veido kremą, šitą savo, kuris sakiau, kad šito nepirkit, nes šitas, kuris yra mineralinis ir turi tą baltą oldcastą, pirkit tas, kuris yra moisturizing, ne calming, nes moisturizing yra drikinantis ir man labiau patinka. Bet jo, žodžiu, sunaudojau ir man atrodo, čia nėra, bet dar tuo pačiu be šito purškiamo, kurį tiesiog dažnai, turiu po ranką ir nešiojuosi, nes lengva ar ne atsinaujinti kremą nuo saulės, jeigu kažkur esi on the go, taip sakant, išėjęs. Tai aš šitas ir man atrodo, jo, kadangi ten atostogas ir panašiai, prie baseinų ir panašiai, sunaudojom dar vieną, buteliuką to tradicinio išspaudžiamo kūno kremo nuo saulės. Tai jo, aš jaučiu, kad
pradėjus vasarą turėjau nemažai tokių produktų nuo saulės ir panašiai. Ir, nu, vat, man atrodo, tik vienas liko kūno kremas nuo saulės ir jo ten sąlyginai nedaug, tik jaučiuosi, kad gerą pažangą padarėm. Ir kad šeima visa kartu su manim naudojasi, nes paprastai tai jo visi tiesiog mane krivai žiūri, bet šį kartą suprato, kad reikia. Taip. Tada kitas serumas, kurį pirkau čia UK, Tikimax ir panašiai, ir užtruko man jį sunaudoti kokius 3 mėnesius, kas man tai yra labai ilgai, nes paprastai serumą aš sunaudoju maždaug per mėnesį buteliuką, nes vėlgi aš jį naudoju ir ryte, ir vakare, ir dažniausiai vieną ir tą patį, na, kad greičiau tie produktai keistųsi ir nestovėtų ten 15 atidarytų. Ir šitas, man atrodo, buvo apie 2-3 mėnesius. Ir tai yra drėkinantis kolageno ampulė, kuri iš tikrųjų irgi buvo visai nieko ir tikrai tas drėkinimas ir panašiai. Ir jo ilgai užtruko sunaudoti ir manau galbūt ilgai užtruko iš vienos pusės dėl to, kad tai yra 110 ml, tai jau vos ne kaip kad 2 buteliukai, tai natūralu, kad bent 2 mėnesio man turėjo užtekti ir kadangi jis buvo pakankamai, na, toks gerai drėkinantis, kaip ir vieno tokio paspaudimo pomputės užtekdavo jo, kas pratęsė produkto naudojimą. Dabar galvoju, ar čia yra tai, ką aš noriu kitą papasakoti, kalbant apie serumus. Ir žiūriu, kad nėra. Nėra. Bet iš tos pačios serumo istorijos dabar, nes irgi čia The Ordinary paėmiau, šiuo metu naudoju hialuroną iš The Ordinary ir galiu pasakyti, kad va, tas buteliukas tai man greičiausiai labai greitai sprogs ir susinaudos vien tik tais dėl to, kad vieno naudojimo metu, ypač dabar su tuo Medicube savo aparatu, kurį vis dar naudoju, galiu pasakyti, kad man reikia vos ne 3 pilnų pipečių, kad veidas jaustųsi sudrėkintas, taip, kaip pavyzdžiui su šitais korejietiškais serumais. Tai vėlgi, aš žinokit, manau, kad aš labai išeinu taip iš savo The Ordinary irgi fazės, kurią turėjau, ir tos fazės metu labai daug tų produktų prisipirkau ir manau, kad dabar va šitos va sunaudosiu, bet kurį laiką greičiausiai šių The Ordinary daugiau nepirksiu. O čia ką turiu ir ką esu sunaudojusi, tai, na, cinamaitą, kuris vėlgi gerai yra, jeigu man būna tokie paberimai, kurie kaip atsiranda ir panašiai nuo, pavyzdžiui, PMS, prieš mėnesinės, man dažnai kaktą būna beria, arba ten picų pavalgia, arba sūrių ir panašiai. Tai. Ir tada baigėsi, galbūt va šitas va yra tai, ką aš dar pirkčiau iš The Ordinary. Bet, nu, pažiūrėsim, nes turiu, va, irgi neseniai atsidariau kitą paskutinį buteliuką. Štai šito Argirelai, nežinau kaip ištarti, tai pasiduodu. Solutionas, kuris yra kaip ir antiraukšlinis, skaitosi kaip mini botoksas buteliuke ir panašiai. Tai vėlgi, kadangi jisai toks lengvas, ne, tai nėra ta tikra injekcija. Aš nežinau, ar aš galiu pasakyti, kad tikrai kažkokie ten, tokie rezultatai yra. Bet kažkaip taip beveik esu linkusi sakyti, kad naudojant šitą, jisai man pratęsė mano botulino galiojimą. Atrodo, tas botulinas kaip ir turėjo jau baigtis, jo galiojimas, ne, bet naudojant šitą, kad jisai kažkaip prasitėsi. Bet galbūt visiškai nusišneku ir tam nėra jokio mokslinio paaiškinimo, tai jo, tiesiog galvoju mano tai. Oi, palauk, dar kažkas yra iš The Ordinary. Ką čia turim? Vitaminas C. Kaip ir sakiau, baigėsi, kadangi mano šitie 2. Pradėjau traukti visokius kitus dalykus, na ir The Ordinary pakliuvo vien tik dėl to, kad jie ilgiausiai stovi. Tai iki to hialurono, kurį dabar naudoju, buvau prieš tai išsitraukus ir mėginau naudoti šitą, kaip ir čia vitaminas C. Ir čia parašyta aukšto stiprumo aliejuje stabilizuotas vitaminas C su vitaminu E, kažkas tokio. Tai jis irgi turėjo būti nuo pigmentacijos, lyginantis odos spalvą ir panašiai. Ir jisai yra praktiškai naujas
Jeigu va čia, va, pasuksiu, matot, greičiausiai, va, kur teliškuoja. Ir aš jį išmetu, nes mane nuo jo išbėri. Manau, čia tas, kur parašytas aukšto stiprumo aliejus ir panašiai. Man yra labai sunku naudoti veido aliejus. Mane labai dažnai nuo jų išberia. Ir jo. Ne, produktas ne man. Ir manau, vien tik dėl to, kad yra aliejus. Iš tikrųjų nežinau, ar išmesti, ar pamėginti galbūt mamai pasiūlyti, nes mano mama mėgsta tokius aliejinius, jos oda yra labai sausa, ar ne, ir jai tinka tokie. Nu, pažiūrėjus, pasiklausiu mamos, ar jinai nori, tai biškai taip iš šono atidėsiu. Bet jau. Taip, tada kalbant apie odos drėkinimą, kažkas, ką ieškosiu lentynose ir panašiai, nes dabar man atrodo, kas irgi baigėsi ir neturiu jokio toniko veido, tai sunaudojau šitą iš From Nature, čia šitą irgi pirkau tik į Max'e, tai čia net nežinau kur ir ką jį ieškoti, bet žodžiu, šito esmė toniko yra tai, kad ir dėl ko aš jį pirkau, jisai turėjo, čia dabar vėl bandau surasti, kai jums parodyti, tą ingredientą, kurį nežinau kaip ištarti, bet aš žinau, kas tai tikrai čia buvo parašytas. Va šitas va galaktomicis fermentas. Tikiuosi susifokusuos ir pavyks jums suskaityti. Nu, va žodžiu, va šitas va galo kažkas tais. Nes vėlgi buvau skaičius ir girdėjus ir visą kitą ir norėjau šitą ingredientą išmėginti, nes labai daug žmonių sakė, kad jis yra labai gerai drėkinantis ir toks kaip ir lengvas, neriebus. Ir taip jis toksai ir yra. Šitas esensas, kur turėjau, buvo 95%, 95,7% šitas ingredientas. Ir jisai buvo labai drėkinantis, man jisai labai patiko. Jeigu aš jį dar tik į Max'ą ir kažkur tai užmatysiu, tai žinau, kad griebsiu 2 rankom. Ir viskas, kas ant lentynos. Žiauriai patiko. Ir šitas kaip ingredientas, jisai kažkuriuo metu, man atrodo, buvo Korėjai irgi tokia mada ir labai daug produktų ėjo su šituo. Ir tas Mixu Bean, jeigu žinau apie ką kalbu, Lietuvoje yra Eurokai pardavinėję. Irgi su šituo ingredientu yra. Ir jo, bet kažkaip atrodo šiuo momentu visi perėjo ant to šito PDRN, tai tas daugiau kaip mada ingredientas, bet jo, šitas, žinokit, tikrai pasiteisinęs ir tikrai siūlau išmėginti, kas turi net jeigu ir turi riebę veido odą ir nori kažkokio drėkinančio lengvo produkto. Taip. Mano baigėsi šitie toner padai, tai čia sunaudojau, dabar blemba, bijau net pasakyti. Čia, kadangi pilna jau ta dėžutė, čia sunaudojau pirmą ar antrą rinkinį, nes kai tu juos pirki, būna šitie 2 su padeliais įdėti. Tai čia pirmas, čia turiu antras greičiausiai šitas mano rinkinys, kurį aš subaigiau, aš esu turiu nusipirkusi naują, aišku, oi, čia bėgas keistis truputėlį, Tai jo, turiu naują nusipirkus, kurį toliau naudoju kiekvieną dieną, čia yra mano šventas gralis. Ir šiai dienai, vat, 3 esu nusipirkus tokius padukus, turiu pripažinti, kad pačio naujausio dar neprisirašiau iš tingėjimo šito, vėlgi iš to PDRN. Dar nenaudojau, tai dar neturiu jokių pirmų įspūdžių, bet jo. Kai turėsiu, galėsiu 3 įvertinti ir pasidalinti, kaip jie geri ar negeri. Taip, ką tada čia dar turime iš rankų kremas. Šitas visai nieko buvo, bet vėlgi aš darausi kažkoks snobas ant paprastų dalykų, galima sakyti, ir galbūt dėl to, kad tiesiog sėdžiu namie, dirbu iš namų ir panašiai. Ir atsiranda, ar šiaip su amžium atsiranda tas toksai, kur net tokie kaip rankos kremai ar panašiai, nu norisi, kai būtų biškai tokie kokybiškesni, ne, ir geriau atliktų darbą negu svarinis rankų kremas iš Lidlo, tai irgi mėginsiu daugiau iš Lidlo nepirkti. Šitas susinaudoju, šitas buvo dar visai nieko,
Žinau, kažkur kitoks dar kažkokį turiu irgi panašiai, nes gal 3 rūšių jie yra. Tai šitas va buvo nieko, visi kiti, ne, Gytautas mėgsta mušinėlės, Gytautas mėgsta rankų kremus naudoti, jo rankos labai sukšos. Taip, tada irgi kažkokiam vlogė, kur aš ką čia rodžiau, ką aš čia kalbėjau, kažkodėl įsivaizduoju, kad aš kažką filmavau, bet, žodžiu, pirmą kartą eksperimentavau ir savo gyvenime naudojau depiliacinį kremą, tai sėdėjau čia į dėžutę, kad papasakoti savo įspūdžius. Tai aš manau, kad tai yra labiau smirdanti, bet tuo pačiu paprastesnė naudoti cheminė priemonė peiliukams. Aš nemanau, kad depiliacinis kremas, kad panaudojęs šitą kremą, sakykime, lėčiau plaukelį ataugia, negu juos tiesiog nususkutus. Manau, tai yra tas pats, bet šitas yra geriau pritaikytas kvailiams kaip aš, kuris visą laiką, jeigu naudoja peiliukus, save susipjausto. Tai dėl to, sakykime, man patiko, bet ten, sakykime, rankos, pašticas ir panašiai, čia yra 100 ml, aš sunaudojau praktiškai visą šitą tubelę ir jinai kainavo ten, dabar atsimenu, 2-3 svarus ar panašiai, tai gaunasi sąlyginai brangu, nes vienas kartas panaudojimas 2-3 svarai, ir peiliukus galima, man atrodo, ilgiau naudoti, tokį išeigą geresnį yra. Tai jo, esu dar vieną, būdama Prancūzijoje, nusipirkau iš ten irgi kitą tokį pat kremą depiliacinį ir panašiai, nes neturėjau peiliukų ir nenorėjau, nes ko aš visą laiką susipjaustau. Bet jo, užskaitau kaip priemonę, bet brangu. Va, ką aš noriu pasakyti. Taip, kalbant apie, dar grįžtant prie Lidlo. Jeigu atsimenat, atrodžiu, kad nusipirkau šitą iš Lidlo Bond Repair šampūną. Jį pirkau prieš kelionę į Koreją, nes buvau nusimačius, kad Korejai pirksiu šitą šampūną, kurio taip ir nenusipirkau. Tai norėjau tokio kaip kažko čia ir dabar greitai. Niekada dar gyvenime taip greitai nesinaudojau šampūno. Atrodo, jo tiek daug reikėjo, kad, išsiplauti galvą normaliai ir nekalbu, kad ten kažką labai suputuotų, bet kad tikrai jaustumėsi, kad galva odas kaltų išsiplovė ir panašiai. Tai jo, dar niekada taip greitai man nesibaigė šampūnas, kas manau irgi tiesiog parodo, kad kiek, nežinau, skiesta priemonė ar kažką, tai daugiau nepirksiu. Nes šitas Bond Repairas irgi marketingas, reklamos, galiu tik tais pasakyti. Kitas dalykas, kurio nepirksiu, tai, kaip ir sakau, būdama prieš tai Korėjai, labai pasinešiau, pamėgau tuos plaukų purškalus, nes jie ten tikrai, jie yra geresni ir atlieka normaliai savo funkciją, kaip kad, sulyginti plaukus, juos sudrėkinti, arba kai jie švelnesni būtų, ar ten, kad, sakykime, nesiveltų, tai jie tai moka daryti plaukų produktus. Šitas, kurį aš pasėmiau iš Tiki Maxo, kuris irgi yra tiesiog drėkinantis kondicionierius, purškiamas, nenuplaumas, visiškai nesąmonė, niekas į man nedarė ir nepadėjo, tai aš jį tiesiog sunaudojau, nes man patinka, kai būna, sakykime, plaukai truputėlį drėgni, jeigu tepuosi aliejų prieš galvos plovimą, nes, man paprašiau yra tą aliejų išskirstyti, bet tai yra vienintelė priežastis, dėl ko aš jį sunaudoju ir viskas. Ir daugiau, aš manau, arba iš Korėjos nusipirksiu kažkokį purškiklį, parsisiųsiu, ar dar kažką sugalvosiu, arba nepirksiu jokio, nes pinigų švaistymas. Ir taip, čia turiu keletą priemonių iš kosmetikos, bet dabar net neatsimenu, kur ką esu apie ką sakiusi ir ką esu dalinusis. Tai greitai praeisiu, tikėdamasi, kad neatsibosiu ir per daug nesikartosiu. Tai vienas iš tuštučių yra šitas primeris iš Maybellino, kurį, kaip žinot, pakeičiau šių dienų šito primeriu, kuris man nepatinka, nes jisai spalvotas. Bet šitas tušas. Tada subaigiau Naubos blizgi, nes irgi buvo kaip ir šių metų tikslas man truputėlį praretinti savo lūpų
produktus ir šitas spalva tokia man iš tikrųjų nelabai, bet, na, po namus šiaip ir taip naudojau. Tada dar vienas produktas, kurį tiesiog išmetu, nes jisai nepatiko man ir atsimenat, sakiau, kad alergizuoja man lūpas ir panašiai. Tai Flower Nose. Štai šitas bliskis, kuris yra labai gaila, nes labai graži spalva ir jo pasidažus ir ant lūpų gražiai atrodo ir panašiai, bet turint omeny, kad dienos pabaigoje man norisi, nežinau, nusidraskyti savo lūpas, tai greičiausiai negerai. Taip, tada Katris sausa pudra, kuri, jeigu atsimenat, jinai buvo ta tokia mozaikinė ir panašiai. Ir kur sakiau, kad, nu, čia sulūžęs indelis ir, aišku, visa kita, nes, nu, kaipgi kitaip tiki Katris produktas. Jo, žiauriai greitai baigėsi ir aš manau, kad jisai negeras produktas. Tai jeigu parduotuvės vis dar yra, apeikit. Tiesiog apeikit. Taip, ir paskutinis tuštutis, kuris yra, nežinau, kaip kodėl aš jis įdėjau, ar man jūs dėtis ar nesidėti, nu, bet žodžiu, iš projektas pabaigiau. Tai yra šitas mano Naubo serumas pudra, kuris tuščias, baigėsi. Šiaip patiko. Ne visai ideali man spalva, bet kaip produktas, kaip jis naudojas ir panašiai, jisai man patiko ir man truputėlį gaila, kad jisai baigėsi. Bet yra kaip yra, nes nežinau, netgi šitą pirkau tik į Max'e ir šiaip jeigu nusipirkti vėl, net nežinau, kur jų ieškoti ir kur pirkti, nebent internetinėse, kokio parduotuvės ir panašiai. Kainuoja jisai tada sąlyginai nemažai, man atrodo, tarp 30-40 svarų ir turint omeny, kad nėra ideali man spalva, tai man taip dėl to Nu, bet kokį atveju šiuo metu savo stalčio kosmetikos aš turiu nemažai veido produktų, tai aš manau, kol jos ten praeisiu ir sunaudosiu visą kitą, tai aš rami. Tikiuosi. Nu, kad nepirksiu daug riekų. Tai va, ir viskas čia, žinok, buvo visi mano tuštučiai. Tikiuosi kažką įdomu sužinojot iš viso to, ką išmėginau, nes aš jaučiuosi, kad čia tikrai tokių įdomesnių ir man naujesnių produktų turėjau. Tai jo, ačiū labai, kad žiūrėjote. Pasimatysime kito video metu. Ate!